Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 132 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie Regexą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Įsivaizduokite situaciją, kurioje jums reikia patikrinti tekstą. Ar jis atitinka taisyklę? Tarkim, ar iš didžios raidės žmogus parašė savo vardą pavardę? Ar teisingą e-mailą jis parašė į lauką? Ar slaptažodis yra sudarytas daugiau nei iš 8 simbolių? Ar ten yra ir didžios ir mažosios raidės ir taip toliau? Ir aišku, jūs galite parašyti paprastą C# kodą, kuris tai ir patikrins. Tai mes turėsime parašyti kažkokį tokį kodą arba dar geresnį kodą, kuris patikrintų, ar mūsų elektroninis paštas yra teisingas. Ir mes galim praeiti ir patikrinti, ar tikrai jis yra teisingas. Ir iš tikrųjų turėtų būti teisingas tik vienas, bet mano kodas rodo, kad teisingi ir visi kiti paštai. Tai naudojant Regexą, aš galiu tą padaryti daug geriau. Jūs galite pereiti į puslapį regex101.com ir čia tikrinti savo Regexą. Ir taip jūs galėsite patikrinti, ar jūsų requestas atitinka tam tikram tekstui, kurį jūs parašėte. Čia jūs galite pamatyti, kokios yra taisyklės, kaip mes viską galime aprašyti, tai ką mes turime rašyti, kad gauti eilutės pradžią, arba ką mes turime rašyti tam, kad gauti eilutės pabaigą ir taip toliau. Tai tarkim, mes galim parašyti trikampį tam, kad nurodyti, kad mes norime žiūrėti nuo eilutės pradžios. Ir jau matome, kad ir gavome tą pradinį eilutės simbolį. Ir mūsų Regexas rado 4 mečius. Toliau mes turime nurodyti, kad pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių ir skaičių. Tai mes galim parašyti W ir tai nurodo, kad gali būti pas mus kaip raidės, taip pat ir skaičiai. Toliau mes galim nurodyti, kad pas mus ten pavadinime gali būti dar taškas arba brūkšnelis. Pridėsime dar vieną paštą, kad pažiūrėti, ar tai tikrai veikia. Ir parašysime pliusą. Nurodysim, kad pas mus tokių simbolių gali būti daugiau. Ir jūs jau matote, kad iki eta ženklo mes turim visą tą pažymėtą tekstą. Tai mes paimsime visą tekstą tol, kol jis atitinka mūsų parašytam šablonui. Toliau mes turime nurodyti, kad pas mus turi eiti ženklas eta. Tai mes būtent ir rašome tą ženklą ir matome, kad jo ir tas ženklas pas mus tikrai buvo pažymėtas. Tai kol kas visi dalykai atitinka tam šablonui. Na ir toliau mes turime pakartoti tą patį šabloną, tam, kad nurodyti, kad ir pas mus toliau eis tekstas, kuris gali būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir taško arba brūkšnelio. Ir parašysime pliusą, tam, kad imti tą šabloną tol, kol neprieisime prie galo. Ir jūs matote, kad mes dabar jau pažymėjome visą mūsų tą tekstą. Tai dabar mes turime papildomai nurodyti, o kokia pas mus turėtų būti pabaiga. Tai mes nurodome, kad pas mus pabaigoje turėtų būti taškas ir kaip jūs matote, jau tie du neatitinka tam šablonui. Pabaigoje pas mus taško nėra, o čia viskas kaip ir gerai, pas mus dar taškas čia atsiranda. Ir tai geras šablonas, kuris tikrai praeina pas mus. Ir mes turime dar nurodyti, kad po to taško pas mus turėtų eiti simboliai. Tai mes ir parašysime \w, nurodant, kad eis simboliai, bet kaip jūs matote, mes pažymim tik vieną simbolį. Jeigu mes parašysime plius, tai pažymėsime viską iki galo, bet yra vienas niuansas. Pas mus yra minimumas simbolių. Tai negali būti tokio pašto, kur pas mus bus tik vienas simbolis pabaigoje. Minimum turėtų būti 2 simboliai. Tai vietoj pliuso mes ir nurodysim tą minimumą. Nurodysim, kad minimum 2 ir ten, kur pas mus yra tik vienas simbolis, tas paštas mums netinka. Ir tokiu būdu, parašius labai mažą Regexą, mes jau galim tikrinti, ar paštas pas mus yra teisingas, ar jis yra neteisingas. Lygiai tas pats ir su slaptažodžiais. Mes galim patikrinti, ar slaptažodis pas mus atitinka taisyklėm, ar neatitinka. Na ir papildomai, jeigu po to pas mus bus kažkoks tekstas, mes turim pasakyti, kad pas mus turėtų būti tik e-mailas, neturėtų būti jokio kito teksto viduj mūsų stringo. Tai mes pasakysime, kad toliau pas mus eina eilutės pabaiga. Ir tada mes galim pasakyti, kad tai tikrai pas mus yra teisingas e-mailas. Iš tikrųjų, Regexo taisyklių yra labai daug, yra įvairių dalykų, su kuriais galima pažaisti. Aš visko tikrai nepasakosiu, tik parodysiu kelis pavyzdžius. O jūs patys naudojant ChatGPT arba bet kokį kitą įrankį galite sukurti savo reikalingą patterną. Ir dabar pabandysime tą Regexą pritaikyti mūsų C# kodą. Tai vietoj funkcijos, kuria pas mus buvo, mes galim pritaikyti Regex klasę. Ir mums reikia pridėti namespace'ą System Text Regular Expressions. Ir į konstruktorių mes galim parašyti tą mūsų Regexą, kuris pas mus ten buvo. Ir kaip matote, jis yra gražiai labai nuspalvinamas pas mus. Ir dabar mums tik reikia padaryti vieną dalyką. Mes tikrinam, ar atitinka tam šablonui mūsų tekstas, ar jis neatitinka tam šablonui. Paleidus tą kodą mes matome, koks pas mus paštas parašytas teisingai, o koks paštas parašytas neteisingai. Kur kažkas mums netinka. Rašysime kai kurios paprastus slaptažodžius ir surašysime sąlygas. Tai mes galim pasakyti, kad nuo pradžios
bet kokie simboliai pas mus gali būti ir minimumas simbolių bus pas mus 8. Ir čia jau eilutės pabaiga pas mus turėtų būti. Toliau mes galim patikrinti, ar ten pas mus yra bent vienas skaičius. Taip mes galim patikrinti, ar yra mažosios raidės ir didžiosios raidės. Galim patikrinti, ar yra kažkoks specialus simbolis. Ir jeigu mums reikia, mes galim sukombinuoti visą tą reikalą, patikrinti, ar jis turi visus tos dalykus. Arba mes galim tikrinti atskirai viską. Čia jau kaip jums patogiau. Surašysim viską ir pažiūrėsim, ar tai geras slaptažodis. Ir kaip jūs matote, pirmas slaptažodis turi skaičių, visų kitų dalykų jis neturi. Toliau tas slaptažodis turi 8 simbolius ir turi taip pat ir skaičių, bet nei vieno simboliaus kito neturi nei mažosios raidės, nei didžiosios raidės, nei specialaus simbolio. Ir mes galim tikrinti taip visus kitus slaptažodžius. Ir galim pamatyti, kad tas beveik mums tinka, bet jis neturi specialaus simbolio. O tas, kuris specialų simbolį turi, tai jis praeina pagal visus tos parametrus. Ir mums nereikia rašyti atskirų patikrinimų, atskiros funkcijos, naudojant kurią mes galėtum viską patikrinti. Mums reikia tik tą regex requestą parašyti, kitaip sakant regex šabloną, kuris ir patikrins reikalingą mums dalyką. Man pačiam nelabai gerai išeina rašyti tokius dalykus, tai aš dažniausiai prašau, kad man parašytų ChatGPT, arba už mane tai padaro Copilotas, kaip jūs dabar ir matėte. Taip pat pas mus yra ne tik isMatch funkcija, bet yra ir funkcija matches, naudojant kurią mes galim rasti visus sutapimus, kurie pas mus buvo. Tai mes galim suklijuoti mūsų slaptažodžius ir gauti atgal tik tos dalykus, kurie atitinka lowercase raidai. Ir gausime visus sutapimus. Ir tos sutapimus galėsime ir išvesti čia. Tai paleidus tą kodą mes matome, kad ten pas mus buvo mažos A raidės. Jeigu kažkur pridėsiu dar N, tarkim, ir paleisiu tą kodą, tai matysiu, kad atsirado ir N. Taip pat mes galim taikyti ir replace'ą. Mes, tarkim, galim ten perduoti visus slaptažodžius ir pasakyti, kad raidės mes norime pakeisti į simbolį X. Ir tą dalyką išvesime konsolę. Ir galim pamatyti, kad mažosios raidės pas mus tikrai buvo pakeistos į X. Noriu pakeisti tik tą patterną, kuris pas mus yra 1, 2, 3, tai matysime, kad ten, kur pas mus buvo 1, 2, 3, mes gavome jau X. Jeigu nurodysiu, kad ir ženklą eta noriu pakeisti, tai matysiu, kad čia ir ženklas eta pas mus buvo panaikintas ir čia atsirado X. Tai tokiu būdu jūs galite ir keisti tekstą. Taip pat mes galim rasti pirmą sutapimą naudojant match funkciją. Tai mes žiūrėsime, ar ten pas mus yra kažkoks URL'as ir jeigu ten tikrai mes turime tą URL'ą, tai mes jį ir išvesime. Ir iš to teksto mes gauname tik example.com, o visas kitas kodas pas mus buvo panaikintas. Tai taip jūs galite rašyti parserį, kuris iš teksto iškirps reikalingą jums dalyką. Arba jeigu daugiau elementų turite, kaip jau ir kalbėjome, galite naudoti matches. Paleidus tą kodą, mes ir gausime visus reikalingus URL'us. Na ir taip pat jūs galite skaidyti tekstą pagal tam tikrą šabloną. Jeigu aš nurodysiu, kad noriu suskaidyti tekstą per tą linkų šabloną, tai aš ir gausiu tą tekstą suskaidytą per tos šablonus. Tai kaip jūs matote, mes turime 3 tekstus, kurie buvo suskaidyti per mūsų linkus. Tai dabar jūs sužinojote, kad yra toks dalykas kaip regexas ir truputį sužinojote, kaip to regexu naudotis. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašymą. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.